Sveiki. Atvarėm uogauti. Nu jo. Šiaip grūdinių kultūrų ūkininkai praeitą visą naktį kombainų neišvarė iš laukų, nes žinojo, kad šiandien lis. O mes, sugalvom, kad rinksim uogas per lietų, matyt, kaip papuvę. Nu, papelyje. Nuo drėgmės pertekliaus. Bet dydis kaip visada nuostabus. Nu tai ką mes? Steikės nurinkti reikia. Kažkaip. Turbūt kyla natūralus klausimas, kodėl mes save taip kankinam rinkdami avietes per tokį lietų. Nu bet, gaila palikti jas nubyrėti ir supūt. Tokios gražios, didelės. Tai reikia nusirinkti. Sušlapam tai labai, per rankovės bėga net. Bet gerai, kad prisirinkom iškart nuo peršalimo vaistų. Aviečių arbatos. Pakabinom sargą. Tai jau buvo atskridęs ir tikrasis. Vanagas pasinervavo aplinkui, paskraidė, sakom, puls turbūt. Va, kiek aviečių noksta. O braškinė kaip greitai ataugo lapai. Ir žiūriu, vėl reikia šienauti, bet šiandien nenušienausim, šlapia labai. Ir čia būtų gerai nurovėt. Žinau, kad kiti purškia kažkokiais preparatais nuo žolių, bet ką žinau. Taigi braškės irgi čia pajus viską. Nu jo, kažkaip sunkiai mums su tom braškėm sekasi. Ne viską dar įvaldė tinkamai. Bet kadangi atvažiuosim vidury savaitės rinkti aviečių, tai ir braškės nušienausim. Ir kaipgi bitutės skraido, avietės irgi labai skraido, tai viskas čiki-piki. Jau važiavom namo, nusirinkom maždaug 16 kilogramų. Kaip pirmam kartui tai tikrai daug. Atvažiuoti reikės maždaug po kokių 3 dienų, kai nudžius kas prilyta, rytoj dar planuoja, tai yra žadamas lietus, tai nežinau, antradienį lyg tai jau saulytė, pradžius ir trečiadienį, manau, reikės rinkti. O darbai tęsis kitą savaitgalį. Taigi, iki.